Jau kurį laiką negaliu iš galvos išmesti didelių avižinių sausainių. Aš jų nesu kepus, nesu kažkur labai valgus, ragavus, tiesiog turbūt kažkokių tai receptų beieškodama. Akies krašteliu kažkur pamačiau ir man jų dabar, labai reikia. Jau kokį mėnesį. Ir aš manau, kad šiandien yra ta diena, kai pagaliau reikia išvalyti galvą, pripildyti pilvą ir išsikepti tų avižinių sausainių. Tai šį kartą kitaip negu visada. Šito recepto nesu bandžius ir bandysim kartu. Varom kept. Tai pasirašiau ingredientus ir ruošiu tešlą. Įjungiu kaitlentę ir puode tirpinu 230 g sviesto arba kepinių margarino. Kol laukiu, kol ištirps, aišku, būtina makaluoti. Aš dažniausiai receptuose naudoju kepinių margariną ir neturiu atsakymo kodėl. Tiesiog nuo vaikystės man buvo taip įprasta, nes mano močiutė taip darydavo, tai kažkoks turbūt genas likęs. Ir aišku, tai pasitarnauja puikiai tuomet, kai tarp valgytojų yra tų, kurie nevalgo pieno. Bet šiaip galit naudoti ir sviestą. Tik pastebėjau, kad naudojant sviestą, pati tešla ir pats gaminys gali gautis vos kietesnis. Tai kartais to ir reikia. Ištirpus kepinių margarinui beriu į jį 300 g razinų ir 330 g avižinių dribsnių. Čia svarbu pabrėžti, kad naudoju ne greito paruošimo, o tuos tradicinius avižinius dribsnius. Nes ir originaliame recepte pabrėžiama, kad kai naudojami greito paruošimo dribsniai, jų reikėtų naudoti mažiau. Viską gerai sumaišau ir palieku ilsėtis. Tuomet 1 arbatinį šaukštelį cinamono, 1 arbatinį šaukštelį sodos ir pusę arbatinio šaukštelio druskos sumaišau su 260 g miltų. Tiesiog, kad viskas vienodai pasiskirstytų. Imu didžiausią dubenį, beriu į jį 420 g cukraus ir mušu 2 kiaušinius. Aišku, būtų labai patogu abu 2 kiaušinius pataikyti dubenį. Tai susitvarkau netvarką, pasiemu dar 1 kiaušinį ir mušu į dubenį. Ir viską sumaišau iki 1 lytės masės, daugiau plakti nereikia. Tada sudedu miltus su cinamonu, kepimo soda ir druska ir avižinius dribsnius su razinomis. Kadangi kol filmavau, avižiniai dribsniai su margarinu jau spėjo pravėsti ir šiek tiek pradėti stingti, tai visas maišymas buvo kiek sunkesnis, bet tikrai įmanomas. Ir viskas, tešla paruošta, dedam į skardą. Kaip ir sakiau, noriu didelių storų sausainių, todėl porcijoms naudoju savo mėgstamą ledų šaukštą, kuriuo įprastai porcijuoju keksiukus. O kadangi, kaip ir sakiau, kad kepu pirmą kartą, tai net neįsivaizdavau, kiek jie čia dar plėsis, todėl vietos skardoj palieku daug. Nors iš tiesų to nelabai ir reikėjo ir tikrai galėjau dar 1 ar 2 čia įtalpinti. Dedu į 180 laipsnių karštumo orkaitę ir kepu 18 minučių. Ir štai, mano taip norėjote, dideli stori avižiniai sausainiai iškepti. Aišku, kad tarpe tarp filmavimo ir video montavimo aš kepiau dar kelis kartus, todėl tik galiu pridėti, kad vietoj razinų įdėjus džiovintų spanguolių ir smulkintų lazdyno riešutų per pusę gaunasi labai geras derinys ir galima drąsiai mažinti cukraus. Tai aš dėjau vietoje 420 g 360 ir labai didelio skirtumo tarp tekstūros nepastebėjau. Ar kepčiau dar kartą? Tikrai kepčiau ir tikrai kepsiu. Man labai faina, kad jie tokie dideli, tokie stori, kur pasiėmė 1, maksimum 2 ir jau gana. Kadangi amerikietiškas receptas, tai kiekis gaunasi labai didelis. Ir toks tikrai mum Lietuvoje čia yra ganėtinai, sakyčiau, neįprasta, kad toks kiekis išeina. Tai jeigu jūs norit tiesiog paragavimui, jūsų šeima nėra, kad ten labai daug valgyt ir panašiai, tai tikrai mažinkit per pusę. 2 kiaušiniai receptai yra, tai per pusę tikrai gali drąsiai padalinti. Kitu atveju, valio bus didelė porcija ir bus galima arba pačiam sušlamšti, arba su kažkuo pasidalinti.
Ką kitą kartą daryčiau kitaip, tai nebent bandyčiau dėti mažiau cukraus. Tikrai rekomenduoju, pati dar irgi kepsiu. Nuorodai pasidalinsiu, iš kur radau receptą, nes tikrai jo pati nedariau. Tik tai visus ingredientus aš pasvėriau pati, o ne vadovavausi tom konvertavimo lentelėm, tarkim, kur būna internete, dėl to tie kiekiai tikrai skiriasi, nes aš kai kuriuos produktus pamatuoju labai kitaip, negu kad sako, tarkim, tos konvertavimo lentelės. Tai nežinau, ar čia skaitosi, kad aš labai pakeičiau receptą ar ne. Tai gero kepimo ir toliau galvosiu, ką čia nuveikt.